nuolius, piešiančius purškiamaisiais dažais ant sienos. Pareigūnai skuba įvykio vieton. Grafiti. Vaizdų bei raidžių visuma nupiešta ant pastato, tilto ar traukinio. Piešti grafiti, neturint nuosavybės savininko sutikimo, yra vandalizmo aktas, už kurį baudžiama pagal įstatymą. Čia ir sukam. Pasilenkęs, mums reikia dar kaip atgalą šutinti. Bėga. Ginti, dabar jie bėga link garažų, link Zebras invazijų. Stok, šleis mane. Čia tiek, nesirodyk. Įtariamieji pastebėję atvykstančius policijos ekipažus, metė kūrybą ir papustė padus. Gerai. Ant žemės! Nebėg! Ant žemės! Stok, vietoj! Ant žemės, lauk! Daug ant žemės. Rankas. Išės rankas. Dviesi buvo, gerai. Dviesi buvo, abu dviesi. Rodik, tu kiek metų turi? 2 metais. 20. Abudu veikėjai sulaikyti yra. Žiūrėk, rodymai. Pirštininkės viskas. Pagal pranešimą, kad 2 piliečiai... Stokis. Opa. Mašinytė. Iš kitos pusės. Čia sėdis įstraukė. Kad, reiškiasi, 2 piliečiai dažo šiltplentą ledo areno sieną. Vienu žodžiu, buvo pasiūlyta kolegos pagalbos. Nu ir abu įtariamieji sulaikyti. Dabar važiuosim iki įvykio vietos, kur buvo dažomas, kaip sakant, sienos. Ten dar pažiūrėsim. Jūs pamatė, kaip pradėjo, taip? Jo, pamatė mūsų vieną iš patrulių irgi pradėjo bėgti, bet kadangi buvo pasitelkę kitų kolegų pagalba, vienu žodžiu, buvo apsupti įtariamieji ir sulaikyti. Tai ko, pažaita sienos? O ko, reklamas kabina ant sienos? Tai čia protestuoja, tai kaip čia dabar jau? Geriau nei prie padėzų sėdėti ir sienkas grįžti. Tai geriau ant sienų pašyta, ne? Aišku. O tai ko bėgas pamatė policijos pareigūnus? Ir taip aišku. Pareigūnai vyksta apžiūrėti pažeidimo vietos. O, yra. Matom. O, dar 3 yra bachūrai. Pabūk tu pčiom, vėl. Kas yra, linksmo darosi. Kas prašė dažų susirinkti? Tai kur dažai yra? Tai kas leido susirinkti, iš kur jūs būsite tokie? Radom. Rado, kas rado? Normaliai. O gal irgi draugai esate kartu? Ne, šalia mums stovėjom. Šalia stovėjom. Stovėti ir žiūrėt. Tai mes paskambinot. Jūs paskambinat? O tai kam tada, jeigu paskambinat, daiktinius įrodymus susirinkat? Da, nu normaliai jūsų padarėt. Dokumentus turite? Patys iškvietė policiją, patys susirinko daiktinius įrodymus. Normaliai. Sakykime taip kaip jo, kaip ir pusiau įvykio liudytojai. Normaliai. Cirkas. Vyrukai pranešė policijai apie pažeidimą. Kol pareigūnai gaudė įtariamuosius, jie susirinko paliktus dažus, o šiuo atveju daiktinius įrodymus. Matyt, nusprendė grafiti meno pasimokyti. Jo, ten krisakė, matos. Tai šitas čia jų darbas, ne? Jo, šitas jų darbas. Ir netgi neneigė kalties. Gali būti, kad ir kiti irgi prisideda prie tie patys. Kaip suprantu, čia matai, turėjo dabaigti, suprantu, šitą. Čia šviežiai yra, matos, negi šviežus dažai yra. Galim iš arčiau pasižiūrėti, jeigu tai. O čia būtų uždabaigę. O matas šviežiai yra.
bišklimpa. Ne, žodžiu. Viskas gerai pavyko. Tai žodžiu, įtariamieji sulaikyti. Jo, įtariamieji sulaikyti tvarkingai. Tai sakant, kartu bendradarbiauti su kitom kolegom labai puikiai sekasi. Apie tokį meną sakoma, neišgėręs nesuprasi. Svarbiausia atimti iš įtariamųjų